Šiandien noriu pakalbėti apie alūno kristalą. Kas tai yra? Alūno kristalas yra natūraliai susiformavęs kristalas ir randamas gamtoje, be jokių sintetinių priemaišų, be jokių cheminių ingredientų. Ir kaip veikia šis kristalas? Dažniausiai jį mes naudojame kaip dezodorantą. Kodėl? Todėl, kad jo poveikis labai stiprus antibakteriškai. Ką tai reiškia? Būtent kaip dezodorantas jisai sulaiko prakaitavimą ir naikina bakterijas, bet leidžia toksinams pasišalinti iš organizmo. Nes šis procesas yra labai svarbus tuo, kad toksinai turi pasišalinti, kad nesikauptų limfmazgiuose ir nesukeltų didesnių problemų. Tai ypatingai, kaip aš sakau, paaugliam jau pradedant naudoti dezodorantus ir būtent kada mus veikia labai stiprus kvapas, hormoninis kvapas, tai šis produktas tikrai yra labai stiprus ir saugus būtent mūsų organizmui. Kaip veikia šis dar kristalas? Mes jį galime naudoti ne tik kaip dezodorantą, jį galime naudoti kaip žaizdom susibrėžus, nes jis veikia antibakteriškai įsibrėžus, taip pat po depiliacijų. Po skutimus, todėl kad būna pažeidžiama pats odos sluoksnis, rekomenduočiau jį pradėti naudoti tik po 24 valandų, bet įsitikinsite, kad tai tikrai labai stipraus poveikio. Taip pat šis produktas yra bekvapis, bespalvis, kietos tekstūros, tai klausimas iškyla, kaip mums tepti. Žinoma, kad jį reikia drėkinti. Sudrėkinti reiktų, aš rekomenduočiau hidrolatais, tai gėlių vandeniu, kuris kvapas jums labai patinka. Tai tiesiog užpurškime ir tepamės lengvai. Galima drėkinti ir tik vandenuku. Taip pat galima drėkinti ir eteriniais aliejais. Lašelį eterinių aliejų, ar ne, įmasažuojam, kad atsiskiestų pats eterinis aliejus ir kvapas tikrai išlieka ilgam ir malonus ir poveikis tikrai labai stiprus. Tad tikrai siūlau įsigyti, pamėginti ir nustebsite jų poveikiu. Dažnai merginos, kurios turi stipresnį prakaitavimą, būna, kad kol organizmas pripranta po stiprių, ypatingai cheminių dezodorantų, reikia truputį palaukti poveikio 2-3 dienas, bet kantriai išlaukti, kol organizmas pripras prie šio produkto. Tad būtinai išbandykite ir jo užtenka praktiškai metam laiko. Tai labai saugus, labai skalsus ir labai geras produktas.